Dar labai trumpai, tai atsakomybės ribojimas, viso teksto neskaitysiu, bet turėkite omeny, kad visus sprendimus, kuriuos priimsit, turit priimti patys ir mano čia pateikta informacija yra informacinio pobūdžio, tai nėra skatinimas pirkti ar parduoti tam tikras finansinės priemonės. Tai sprendimus priimkite patys. Taip, tai galim pradėti. Šiandien pakalbėsiu keletą temų, tradiciškai infliacija, Euriboro pokyčiai, žaliavų rinka, apžvelgsim akcijų indeksų dinamiką, pakalbėsim, kaip sekasi pensijų fondam, Lietuvos pensijų fondam, taip pat kriptovaliutos, taurieji metalai, auksas, sidabras ir pateiksiu savo asmeninę įžvalgą ir prognozes ateičiai. Tai tradiciškai pradedu nuo infliacijos rodiklių, tai turbūt mus kiekvieną labiausiai ir įtakoja kiekvieną dieną infliacija. Infliacija yra kainų didėjimas. Tai per sausio mėnesį Europoje ir Lietuvoje daugumai šalių infliacija mažėjo. Vasario 25 dieną skelbtais Eurostato duomenimis eurozonos infliacija sumažėjo iki 1,7 ir ES iki 2%. Lietuvos taip pat sumažėjo, buvo 3,2 ir sausį sumažėjo iki 2,8, kaimynų Latvijų irgi 2,9%, kas nėra daug, labai nedaug skiriasi nuo Lietuvos, irgi sumažėjo, kaimynų Estų žymiai didesnė infliacija, sumažėjo nuo 4 iki 3,8. Lenkijos beveik nepakito, 2,5. Ir didžiausia įtaka kainų didėjimui vis tiek, kaip jau kokius metus ar daugiau laiko daro būtent paslaugų sektoriaus kainos. Tai daugiausiai brango paslaugų sektorius 1,45%, o maisto apie 0,5%, kas irgi turi šiokią tokią įtaką kainų didėjimui. Ne energetinės pramonės produkcija labai nežymiai kaina padidėjo, o mažėjo energetikos kainos. Čia kalbu apie sausio mėnesį. Vasario mėnesio dar nėra oficialių duomenų, jie bus kovo antroje pusėje. Tai jeigu pažiūrėti grafiškai, mes atrodom taip, esam šiek tiek į didesnę pusę, džiugu, kad sumažėjo infliacija žemiau negu 3%, bet vis tiek yra pakankamai didelė, primenu, Europos centrinio banko siekimybė yra 2%, tai eurozona yra netgi šiek tiek mažiau, Europos Sąjunga lygiai 2% ir nemažai šalių yra aplink tą rodiklį. Tai mes prie šiek tiek didesnių šalių, šalių, kurios turi didesnį infliaciją. Didžiausia tebe išlieka Rumunija virš 8%, Slovakija antroje vietoje, Estija trečioje, mažiausia turi Prancūzija, Danija ir Italija. Kipro šiek tiek padidėjo infliacija, nes būdavo labai maža, viena iš mažiausių. Tai, sakykime taip, yra pora šalių, kurių infliacija padidėjo. Jeigu judėti toliau, tai matom, kad Euriboras per vasarį šiek tiek sumažėjo, kas yra gerai turintiem paskolas, visų rūšių pagrindinių, kurias išduodamos paskolos būstui, tai 3, 6 ir 12 mėnesių Euriboras neženkliai mažėjo. Ir prognozė, jeigu žiūrėti į priekį, tai sausio mėnesį, net ne sausio, o vasario turbūt mėnesį prognozė tokia, kad Euriboras didės po metų maždaug, tikėtina pradės didėti, dabar artimiausių metų dar kažkiek mažėja. Ir turėtų mažėti iki metų galo, bet labai labai nežymiai, tai sakykime išliks labai panašiam lygiai, o ateinantį dešimtmetį yra prognozė kol kas, kad Euriboras turėtų kilti iki 3%. Tai aišku, tokia tolima prognozė, sunku ją įvertinti. Judam toliau, Europos ir euro ir dolerio kursas, Forexas, tai doleris stiprėjo, ypatingai vasario gale ir ypatingai šiandien. Ir už 1 eurą buvo galima gauti šiandien apie $1,17. Tai nuo $1,19 maždaug
doleris pastiprėjo. Tai gera žinia Europos gamintojams, nes tiems, kurie eksportuoja į Ameriką, jų prekės Amerikoje šiek tiek pinga, darosi konkurencingesnės, tai toks stiprus euras nėra labai palankus Europos gamintojams, todėl kad tikrai nemažai yra eksportuojama į Jungtinės valstijas. Bet jeigu tai pasižiūrėti, dolerio stiprėjimas, tai dėl geopolitinių situacijų, ypatingai šiandieną, savaitgalį, Amerikos prasidėjo veiksmai su Izraeliu kartu prieš Iraną. Amerika vis tik išlieka numeris 1 pasaulio gale, tiek geopolitinis didžiausias žaidėjas. Taip pat pakankamai aukštos Fedo palūkanos investuotojams, kurie investuoja į valiutą, yra geras rodiklis, todėl doleris stiprėja. Europos atžvilgiu euras silpnėjo dėl prastesnių Vokietijos ekonomikos rodiklių ir jeigu pažiūrėt bendrai per vasario mėnesį, JAV šiek tiek ekonomika geriau atrodė negu Vokietijai. Jeigu einam toliau prie energetinių resursų, nafta per vasario mėnesį daugmaž neženkliai didėjo, iki vasario pabaigos buvo apie 70, 72, 73 doleriai už barelį. Tai jeigu paimti per šiandien, pakilo apie beveik 8% šiandieną. Šiek tiek augimas sulėtėjo į dienos pabaigą, buvo pasiekę beveik 80 dolerių, tai dienos pabaigoje apie 78. Ne taip baisiai, kaip galim buvo tikėtis, pakilo po savaitgalio, bet jeigu žiūrėt mėnesių perspektyvoje, tai 11% doleris augo, nepriklausomai kada žiūri. Tai nafta brango, tiksliau, ne doleris, atsiprašau. Tai naftos augimas tikėtina tęsis ir toliau, kol bus veiksmai, aišku, čia pagrindinis rodiklis, veiksmai artimuose rytuose ir Amerikos ir Izraelio smūgiai Iranui. Ir Irano, aišku, veiksmai prieš kaimyninės arabų šalis, kurios prekiauja nafta. Jeigu paimti energetinius resursus, elektrą, ypatingai elektros gamybinę savikainą, tai per vasario mėnesį jinai beveik nepakito lyginant su sausiu, labai neženkliai padidėjo. Ir tas padidėjimas sudarė 0,03 euro cento, tai labai neženkliai. Ir gamybinė savikaina vasario mėnesį siekia apie 15,5 euro centų už kilovatvalandę. Aišku, tai nėra galutinė elektros kaina ir reikia įsivertinti tinklų kainą, skirstymo operatorių, skirtingas dedamasias. Tai galutinė kaina, aišku, yra žymiai didesnė vartotojams, bet tikėtina, kad kova galbūt ir šiek tiek mažės. O jeigu paimti šių metų vasarį su praeitų metų, labai panaši savikaina buvo. Toliau keliaujam prie finansų rinkų. Jungtinių Amerikos valstijų pats populiariausias indeksas S&P 500 per mėnesį prarado šiek tiek vertės, apie 2%. Šiandieną taip pat rinkos atsidarė su tendencija truputį į apačią. Ir pagrindinis, aišku, paskutinio savaitgalio naujienos, tai kaip ir jau minėjau, JAV ataka prieš Iraną. Bet taip pat yra keletas aspektų, dėl ko šiaip apskritai per vasario mėnesį šiek tiek mažėjo S&P 500 indeksas. Tai pagrindė didelį įtaką turėjo didžiojo septyneto, didžiųjų indekso 7 didžiosios kompanijos, jų korekcija, ypatingai Nvidios ir Microsoft'o, kaina sumažėjo. Taip pat per vasario mėnesį padidėjo JAV iždo 10 metų obligacijų pajamingumas virš 4,3%, tai ko didesnis obligacijų pajamingumas, tuo pinigai traukiasi iš akcijų rinkos, nes tada yra saugiau investuoti į Amerikos ilgalaikio termino obligacijas. Tai tas irgi taip pat įtakoja, kad dalis pelnų akcijų rinkoje buvo fiksuojama ir keičiamas turto klasės.
Ir jeigu pasižiūrėti apskritai Amerikos New Yorko biržos NYSE Composite indeksas, kuris parodo visų biržoje prekiaujamų įmonių kainų pokytį, tai bendrai tendencija per vasario mėnesį buvo teigiama. Aišku, dalis įmonių yra ne tik Amerikos rinkoje dirbančių. Augimas 1,7%. Tai pagrinde vyravo viltis, kad bus gerai. Buvo pakankamai nemažai įmonių vasario mėnesį teikiamos ataskaitos ir buvo pelningi metai. Tai pakankamai pozityviai nuteikia. Taip pat labai stiprus JAV finansinio sektoriaus pasirodymas ir rezultatai. Ekonomikos geri duomenys Jungtinių Amerikos valstijų irgi įtakojo, kad indeksas smarkiai nemažėjo, o kaip tik šiek tiek didėjo. Ir investuotojai ignoravo būsimus geopolitinius signalus, nes jau buvo numanoma, kad ypač vasario gale, kad numatomi smūgiai Iranui, tai į tą buvo neatsižvelgta. Tai kol kas tas persikėlė į kovo mėnesį. Europos 600 didžiausių įmonių indeksas rodė irgi teigiamą grąžą, augo daugiau negu 1%. Ir nepaisant Vokietijos pakankamai ekonominių blogų rezultatų, kitos šalis, ypatingai Prancūzija, su prabangos prekiam, Ispanijos, Italijos bankai stipriai pasirodė, turėjo teigiamą įtaką. Ir tikėtina, kad Europos centrinis bankas, kuris darys susitikimą kovo 19 dieną, labai didelė tikimybė, kad paliks esančią bazinę palūkanų normą, kas irgi teigiamai atsiliepia ekonomikai ir rezultatam. Tai ir buvo pakankamai geri, pelningi taip pat rezultatai Europos įmonėm, kurie buvo skelbiami vasario mėnesį. Tačiau skandinavų OMX 40 indeksas turėjo neigiamus rezultatus, mažėjo daugiau negu 5%. Didžiausią įtaką turbūt darė Novo Nordisk, didžiausios Danijos įmonės, labai prasti rezultatai. Per vasario mėnesį prarado apie 38% vertės. Kainas smarkiai mažėjo, taip pat Husqvarnos rezultatai ir kainos mažėjimas apie 8%. Bei keletos kitų įmonių kainų mažėjimas įtakojo pačio indekso neigiamą grąžą per vasario mėnesį. Taip pat skandinavų labiau įtakoja bazinių palūkanų pokytis. Skandinavų bankai, centriniai bankai atskirai veikia nuo Europos banko ir tikėtina yra tam tikra baimė, kad bazinės palūkanos būtų didinamos. Bei įvedami Amerikos muitai visom šalim, tai irgi gali įtakoti skandinavų įmonių pelnus, todėl tas irgi matosi jau vasario mėnesį. Einam į Aziją. Kinijos CSI 300 didžiųjų įmonių ir CSI 1000 mažųjų įmonių abudu indeksai kilo, šiek tiek daugiau kilo mažųjų įmonių indeksas. Tai Kinija turi kuom pasidžiaugti turbūt, nes būtent JAV pasikeitusi muitų politika, Trumpo uždėti seniau muitai žymiai didesni Kinijai buvo atšaukti aukščiausio teismo ir tiesiog Trumpas uždėjo naujus dabar visiems 15% muitus, kas yra Kinijai mažesni muitai negu buvo, todėl tas vienas iš rodiklių, kuris paskatino pajudėti Kinijos rinkom į viršų. Taip pat Kinijos gan neblogi įmonių, mažųjų ypatingai įmonių rezultatai dirbtinio intelekto ir robotikos srityje, pakankamai geri pasirodymai, ypač robotų humanoidų srityje, verčia pozityviai investuotojams žiūrėti į šitą sritį ir investuoti toliau. Tai technologijos stumia Kiniją į priekį.
Japonija dar labiau augo, daugiau negu 10% per mėnesį, buvo pasiekęs 59 tūkstančių psichologinę vėlgi rekordinę ribą, indeksas dabar yra apie 58, ypatingai dėl to, kad buvo vasario pradžioj atstovų rūmų rinkimai, kur triuškinamą persvarą laimėjo liberalų demokratų partija ir būtent esamos premjerės vadovaujama partija. Tai tikėtina, kad tęsis lengvų pinigų politika Japonijoje, ko seniau nebuvo. Taip pat Japonijos technologijų sektorius gan stiprus, dirbtinio intelekto ir lustų įmonės ir jų rezultatai poreikis stumia Japonijos akcijų rinką į viršų. Taip pat sumažėjo baimė dėl sugriežtintų priemonių, griežtinamų priemonių, tai Japonijos ekonomika augo, tiek pramonė, tiek vartojimas, tai labai pozityvūs rezultatai ir Japonija turbūt iš tokių didžiųjų rinkų augo daugiausiai. Baltijos šalių dešimtukas mažėjo, kainos judėjo į apačią, pagrindė dėl energetinio sektoriaus įmonių, tai Igničio paskelbti rezultatai nebuvo tokie geri, kaip buvo tikimasi, kaina važiavo į apačią, taip pat ir Enefit Green irgi kaina šiek tiek sumažėjo, tai turėjo neigiamą įtaką ir Baltijos 10 šalių rezultatam. Aišku, nedaug įmonių, kelios įmonės, neigiami rezultatai, tai lengva įtakoti kainas. Einam toliau, pensijų fondai. Tai antros pakopos pensijų fondai per vasario mėnesį atrodė pakankamai gerai, žiūrint su ypatingai JAV S&P 500 indeksu ir žiūrint su skandinavų galbūt rinkom. Tai geriausiai pasirodė, čia galim sakyti, dvi grupės, ne? Pirmos 3 ir antros 3, ne? Tai po 3. Tai artėja su 2,44, GAU indeksas beveik 2% ir Luminoras irgi šiek tiek mažiau negu 2%. Atkreipiu dėmesį, kad čia tikrinta šiandieną, kovo 2 dieną, bet ne visos bendrovės dar buvo pateikusios netgi vasario 27 dienos duomenys. Tai naujausi duomenys buvo 26 vasario, tai imta nuo sausio 26 iki vasario 26. Patinis trejetukas Aljansas su SEB turėjo grąžą apie 1,35, Swedbankas 1,31. Bet kokiu atveju pakankamai pozityvi grąža, lyginant, sakykime, su to pačiu S&P 500. Trečios pakopos rezultatai irgi nedaug skiriasi, tik tai tokia staigmena, kad Swedbanko pensijų fondas turėjo neigiamą grąžą, vienintelis tarp tų akcijinių pensijų fondų. Ir čia jau duomenys visos bendrovės turėjo iki 27 vasario, tai imta tada nuo kovo 27 iki vasario 27, tai yra mėnesis laiko. Tai geriausia grąža Artėja ambicingas, populiariausiam Artėjos fonde 2,04%, GAU indeksas, Luminoras 1,93 antroje vietoje, GAU indeksas 1,63, SEBas 1,09% ir, kaip ir sakiau, Swedbankas turėjo neigiamą grąžą. Bitcoinas toliau rieda į pakalnę, jau 5 mėnesį kainų mažėjimo tendencija ir per vasarį prarado beveik 12, daugiau negu 12% lyginant eurais. Ir vasaris vėlgi buvo vienas iš blogiausių vasarių Bitcoinui. Yra keletas aspektų, dėl ko mažėja, bet pagrindiniai turbūt yra tie, kad vienas iš pagrindinių, kad instituciniai investuotojai likvidavo nemažai ETF pozicijų tiek Bitcoino, tiek Ethereumo ir ėjo į kitas turto klases. Ir taip pat Trumpo tarifai tokie visam pasauliu uždėti 15% turi nemažą neapibrėžtumą, ypatingai kripto rinkom, todėl tam tikra dalis pasitraukia investuotojų. Aišku, mažėjant kainai automatiškai užsidarė tam tikros pozicijos, vadinamos short pozicijos, tai
vėlgi įtakoja kainų mažėjimą. Auksas po sausio mėnesio pabaigos tokio didesnio kritimo šiek tiek atsistatė ir per mėnesį didėjo 14%. Aišku, vėlgi, kada žiūrėt, čia tas mėnuo imta šiandieną, kadangi tikrinau, tai nuo vasario 2 iki kovo 2, bet jeigu imti ten, sakykime, nuo sausio 29 iki vasario 28, tai procentas būtų kitoks, bet kokiu atveju nuo vasario pradžios kaina aukso didėjo ir didėjo visai, taip kaip sakykime, neblogai, grįžta iki vos nebuvusių pikų. Tai pagrinde dėl geopolitinių įvykių, kaip ir numatyta, ypatingai pastarosiom dienom. Taip pat muitai vėlgi įtakoja, tai kaip ir Trumpo paskelbti muitai 15% visam pasauliui, reiškia auksas kaip rezervinis toks, rezervinė turto klasė leido didinti vertę. Taip pat, kas dar svarbu, tai pasaulio centriniai bankai vasario mėnesį pakankamai smarkiai supirkinėjo aukso atsargas, didino savo aukso atsargas, ypatingai po sausio piko ir kada kainos pakrito. Ir taip stengiasi mažinti savo priklausomybę nuo Jungtinių Amerikos valstijų dolerio. Ir pramonė, aišku, labiau galbūt įtakoja sidabro. Tai sidabro kaina irgi panašiai didėjo kaip aukso, nors mėnesio pradžioj dar buvo trendas į apačią. Kol kas kaina yra virš 81 euro už unciją. Tai sidabro ypatingai įtakojo pramonės poreikis sidabrui, lustams, dirbtiniam intelektui, technologijų įmonėm reikalingas sidabras ir tas pakankamai smarkiai kelia sidabro kainas. Jeigu pasižiūrėti aukso sidabro reitingą, taip vadinamą mint ratio, kai lyginama aukso uncijos ir sidabro uncijos kainų skirtumas, tai jisai parodo taip, kiek sidabro uncijų reikėtų, kad įsigyti vienai aukso uncijai. Tai šiuo metu jis yra apie 56-57, reiškia už vieną aukso unciją galim gauti 57-56 sidabro uncijas. Ir istoriškai yra laikoma, jeigu daugiau negu 80 šitas reitingas, tai auksas yra brangesnis sidabro atžvilgiu. Jeigu šitas santykis yra mažiau negu 50, tai sidabras yra pervertintas aukso atžvilgiu arba auksas yra nupigintas sidabro atžvilgiu. Tai šitas santykis arčiau yra 50, tai reiškia, kad sidabras yra istoriškai pakankamai arti to, kad jisai būtų pervertintas aukso atžvilgiu. Nes paskutinius porą metų labiau jisai buvo apie 70-80, tai dabar dėl spartesnio sidabro kainos didėjimo jis yra arčiau 50. Ir baimės indeksas šiandieną po pietų buvo daugiau negu 20-23. Jisai rodo nerimą finansų rinkose, tai tradiciškai iki 20 yra kaip ir ramu. Jeigu virš 20 tai yra neapibrėžtumai finansų rinkose, ypatingai dabar šiandieną vykstantis, vėlgi pasikartosiu, veiksmai artimuose rytuose, tai skatina neapibrėžtumą. Taip pat Trumpo vėlgi įvesti tarifai 15% ar muitų tarifai visom šalim. Laikini, bet jie yra įvesti irgi kai kuriuom šalim padidėjo, tokiam kaip, pavyzdžiui, Didžioji Britanija. Tai nes jinai turės suderėjus mažesnį seniau tarifą. Tai jeigu šitas baimės indeksas padidėjo daugiau negu 30 ar 40, tai jau skaitosi panika rinkoje, įsipardavimas, didelės korekcijos. Ir jeigu blogų naujienų nemažės, nesiseks greitai sutvarkyti reikalų Irane. Kiek suprantu, Iranas spardosi, apšaudo visus kaimynus, arabų šalis, visas, kurios eksportuoja naftą, bando blokuoti ir sąsiaurį, per kurį yra
eksportuojama apie 20% pasaulio naftos, tai naftos kainos didėjimas, energetinių resursų didėjimas ir neramumai gali sukelti tam tikrą akcijų išsipardavimą laikiną, tol kol neįsispręs šiek tiek konfliktas. Tai apibendrinus, kas vyksta, tai sausio mėnuo buvo pakankamai geras infliacijos prasme, kainos tiek smarkiai nedidėjo kaip iki šiol. Lietuvos infliacija mažėjo, tempas infliacijos mažėjo, bet yra pakankamai didelė, netoli 3% ir yra didesnė negu 2 procentai, kas skaitosi gerai. Euriboras truputį sumažėjo ir tikėtina neženkliai toliau mažės. Naftos kaina visą beveik vasario mėnesį po truputį didėjo iki $70–72 ir per šiandien dieną, kovo 2 dieną, brango virš 8%. Elektros gamybinė savikaina buvo labai panaši su vasarį kaip ir sausio mėnesį ir taip pat kaip ir pernai vasarį. Ir jeigu žiūrėti į prognozes, tai vasario mėnesį infliacija bus didesnė, jau yra tokios žinios, kad tiek Europoje, tiek Lietuvoje tikėtina, kad infliacija šiek tiek padidės. Taip pat pasikeitė skaičiavimas infliacijos, truputį metodika, tai žiūrėsim. Tai tikslus infliacijos duomenys bus kovo antroje pusėje. Naftos kaina tikėtina brangs artimiausių metų, ypatingai jeigu greitai neįsispręs konfliktas, jeigu bus ilgesniam laikui blokuojamas sąsiauris ir jeigu bus padaryta žalos kitom šalim, kurios gamina naftą. Bet susitvarkius konfliktui, tikėtina, jeigu jis ilgai nesitęs, kaina turėtų susikoreguoti ir pamažėti. Labai svarbu, kad kuro kainos, aišku, dėl didėjančios naftos brangs, tai jeigu grubiai 10% pabrangsta nafta, tai pagal mūsų kainų dedamąją apie 5 euro centai turėtų už litrą, 5–6 euro centai už litrą didėti kaina. Tai per vasario mėnesį taip šiek tiek padidėjo ta kaina, nes nafta šiek tiek brango, tai dėl šiandienos vėlgi tikėtina, kad keletą centų artimiausiom dienom gali pabrangti kuros degalinės. Kovo mėnesio elektros savikaina turėtų būti mažesnė, daugėja šviesių dienų, saulės generacija pradeda didėti, atsiranda mažesnis poreikis šildymui, ilgėja dienos, reikia mažiau šviesos, mažiau elektros, tai tikėtina, kad kovo savikaina bus šiek tiek mažesnė. Euriboras artimiausių metų tikėtina toliau mažės. Europos centrinis bankas kovo mėnesį labai didelė tikimybė, kad nekeis bazinių palūkanų, paliks kaip yra, ties 2 procentais. Ir baimės indeksas, kuris dabar rodo nerimą, jeigu toliau vystysis nepalankiai geopolitinė situacija, gali iššaukti ir paniką finansų rinkose artimiausių metų. Auksas, sidabras tikėtina po truputį kaina toliau didės, tuo labiau esant neapibrėžtumui ir jeigu bus išsipardavimas akcijų rinkoje, kriptovaliutose, tai viena iš opcijų eiti į kitą turto klasę, tai vadinama per krizės saugią turto klasę, auksą, o ir sidabro pramonės poreikis taip pat augina sidabro kainą. Kaip seksis Amerikai su Izraeliu tvarkytis yra nesunku pasakyti, nesu karybos ekspertas. Aš tikiuosi, kad reikalai bus pakankamai greitai sutvarkyti ir situacija stabilizuosis. Pirmas šokas visada turi įtakos, bet į tai finansų rinkos kai kažkiek atsižvelgia ir jeigu greitai susitvarkys, tai tikėtina kainos stabilizuosis ir grįš į savo vietas, galbūt ir kritimas akcijų rinkose šiek tiek sulėties, o gal net akcijų kaina ir didės. Tai kovo mėnuo labai sunkus, labai svarbu tiem, kurie planuojat galbūt ir pasitraukimą iš antros pakopos. Tai jeigu, sakykime, per kovo mėnesį akcijų rinka smarkiai mažėtų, visos pensijų bendrovės, kurios realizuos balandžio pradžioje
jūsų turimus aktyvus tai realizuos balandžio pradžios kainomis. Tai ką matėt vasario mėnesį, kiek yra sukaupta pas jūs, nebūtinai tie gali būti balandžio pradžioj. Tai nesvarbu, kada pateikėt prašymus. Todėl, jeigu matot, kad jums šiandien nebūtina, galbūt nereikia pinigų ir akcijų rinka smarkiai bus pakritusi kovo gale, jūs turite bet kada galimybę atšaukti iki kovo pabaigos savo prašymą, pavyzdžiui, atidėti kitam ketvirčiui ir turite iki 27 metų galo. Tai galbūt nėra poreikio taip skubėti ir būtinai dabar kovo mėnesį, kovo gale, sakykime taip, ar balandžio pradžioj fiksuoti išėjimą iš antros pakopos. Aišku, kiekvieno pasirinkimas. Tai labai linkiu atsakingai vertinti finansų situaciją. Ir šiandieną mano įžvalgų tiek. Jeigu patinka mano turinys, paspauskit prenumeruoti. Galite paspausti varpelį apie būsimas rinkų apžvalgas, darau kiekvieną mėnesį. Taip pat prašau sekti mane socialiniuose tinkluose. Jeigu patinka mano kūrimas turinys, rašau tekstus Facebook'e, taip pat LinkedIn'e, esu šiek tiek aktyvus ir Instagram'e. Ir pasekti prašau finansų trenerių puslapį, kuriame ir socialinius tinklus, kuriuose taip pat yra dalinamasi informacija. Tai ačiū visiems už dėmesį.